Jo, jo. Gerai, tai tada kas geresnio? Pas mane daug darbų, tai biški vargina ir nusibosta. Šiandien tokia diena dar buvo, kur, nežinau, retai tokios būna, bet kai viskas nesigauna, tipo, 3 skirtingus dalykus dariau ir visur tai krešina, tipo, softas, kitur bugas kažkoks, tai kur huine ir toks testinė. Tada trečias gauni feedbacką, kad ten tą pakeisti, nes nepatinka kažkieno mamai ir toks, žinai. Tai, žodžiu, O tobulai. tu darai dar chaltūras kokias, ar čia daugiau... Ne, čia kaip palyginimą pasakiau, bet, žinau, chaltūras dariau dar kokį 1,5 metų, kai gyvenau Hamburge. Po to man dašūto, kad, tipo, ką aš čia darau, tipo, viskas, jau užtenka, jau galima ir be chaltūrų gyventi. Tas palyginimas jau priminė man visą laiką tas chaltūras, kur vis tiek yra, nu, atitinkami klientai kreipiasi vis tiek į tokius kaip specialistus, ne per firmas, tai ir tada prasideda ten. Taip. Tokie, Ne, tam man tai, parodžiau, nepatiko, Jo. gal galim dar ten pakeisti ką nors, tai davai. ne, man tai geriausia, kur sakau, aš vis laik iš web dizaino atsimenu, tenai blogiausia būdavo. Tai, žinai, paskambina ir sako, ai, savaitgalį rodžiau mamai, jai nepatinka, gal davai šitą žalę saitą violetinės pridėkit, nes jos mėgstamiausia violetinė spalva. Ir tada toksai žalias su violetiniu saitas gaunasi ir galvoja, eikit snafikis. Čia turbūt privalomas etapas gyvenime. O, kad biškai suprastum. Bet žinai, bet kita bėda yra dabar, pavyzdžiui, nu, mano atvejais, kodėl tokį pavyzdį daviau, tai dirbame su Games Workshop, nu tie, kur Warhammerio IP valdo. Tai, nu, aš suprantu, kad jų IP ir jie ten rūpinasi ir taip toliau, bet kai pradeda duoti feedbacką animacijai, judesiams, kad būtų, kai jie daro miniatiūras, kurios yra visiškai neanimuotos ir jie net nežino, kas tai yra ir tai nesusiję. Vaizduoja, galvoja. O, tai taip, tai vat, tas ir yra vat, vaizduotės atvejis. Tai vat, ir gauni feedbacką, kad nu, vat, mes įsivaizduojam, kad kitaip turėtų judėti. Ir toks, tipo, prove me ten wrong, žinai. Nu, ir ten tada dažniausiai tai būna tokie, kur tiesiog fiziškai neįmanoma padaryti tokio judesio. Ir jie tada nori, kad, tipo, bet tai čia fantasy, nu, tipo, įsivaizduojami dalykai, tai viskas įmanoma. Pas mus čia over the top turi būti. Nu, ir čia jų, žinai, tipo, kaip ir killing pointas. Bet tada, žinai, turi vėl dėstyti visą, kaip būdavo su web dizainu spalvų teorija, tai su animacija turi sakyti, taip, fantazija gali būti belė kokia, bet jeigu tu pradėsi animuoti belė ką, tai nebus animacija ir atrodys kaip kažkokia fignia. Nes dauguma žmonių jie nemoka animuoti, bet jie puikiai žino, kaip judesys atrodo. Tai jeigu tu nepataikysi, nu tai bus nekas. O kaip vadinasi geimas dar primink, kai pažiūrėt? Ką įsipažiūrėt? Geimą, primink, kaip vadinasi. Warhammeris. Nu, bet kažkas daugiau, nes įrašiau Warhammerį ir Google. Jo, tai mūsų Warhammer Tacticus vadinasi. Vesi rasi ant mobile geimas. Warhammer Tacticus. Šiaip einasi gerai, pasilaunčino, man atrodo, normaliai, ne? Tai gerai. Normaliai, ta prasme, Avordų visų. supratom, kiek daug duoda žinomas brandas. Nes, Žymiai lengviau. Jo, nes tipo darėm savo 2 geimus ir vat, paėmėm ant 3 tipo brandą žinomą. Ir iškart skirtumas kaip diena ir naktis, žinok, tai toks liūdesėlis. Galvoju, Reikėjo nusipirkti licenciją, ne? Jūs ten galėtumėte. Nu, mes iš principo ir pirkom, bet čia, žinai, čia yra tas, kur revenue share'as ir nu, daug kitokių dar dalykų apima. Ten nėra taip, kad tiesiog... galvoju, čia gera tokia kaip čia platforma. Šitą pagavus gal, nu, čia nemanau, kad ką naujo pasakysiu, bet pagavus kokie yra žinomi geimai, bet, nu, nežinau, ar tos serijos nusivažiavo, ar ten nebepopuliarios ir vėl, žinai, gaivinti, nes mobilas tai toks kaip antras kvėpavimas gaunasi. Ir jeigu tu gerai prikeli, tai tas kažkada ta nostalgija suveikia. Ir, žinai, ten aš iš karto mintise, žinai, koks nors, nežinau, tas pats Falloutas vėl visi laukia, tas pats, žinai, ten tie Heroesai pastoviai, visi, žinai, yra labai stipri fanų bazė. Tas pats Warhammeris galų gale. Tai, žinai, labai tokių yra gerų, kur jeigu, pavyzdžiui, nusivažiavęs tos geimas, nebepopuliarus,
galbūt licenzija netokia bus labai brangi, žinai. Tai tu jeigu čia toks kaip gaunas ieškojimas, tas agentas, tarpininkas, kur ir jeigu, tarkim, turi, nu, stiprią komandą, kurie gerai kuria gėjimus, bet kaip tu sakai, nu, pavyzdžiui, tikrai kažką išpromint nuo nulio labai sunku, ypač mobile, kur ten toks milijonas, ten, žinai, tų gėjimų, jeigu ten, žinai, pasižiūri, tai ten nežinomų gali ir nerasti niekada, žinai. O kad jis iškiltų, tai, nu, turi išpopuliarėti, kažkaip vis tiek laiko reikia. Ir ne visada pavyksta išlipti net ir geram gėjimui. Žinok, dabar blogiausia dalis yra, tai ne tik geram gėjimui reikia būti, bet ir pinigų daug turėti. Dabar jau mobilas tokioj stadijai yra, kad tu be marketingo kišdamas pinigų nieko neuždirbsi. Bet čia, žinai, jau įeina į tokią normalią, kaip čia, tampa normali rinka, nebe kažkokia nišinė, o labai stipriai, žinai, nesiskiria nuo visų, kaip čia, konsolinių, visų, ta visa platforma mobile, jo, žiauriai kilus ir patogu labai. Aš va, vien tik sėdžiu ant mobile vis dar, jau, karts nuo karto. Tai. Šiaip ant PC-ko nepatogu žaisti, šitą tai aš sutinku. Tiesiog tas būna, žinai, prasėdi prie kompo, mažiausiai nori dar prie kompo sėdėti. Bet tie mobile gėjimai, jie kitokie gaunas, vis tiek jie trumpesni, atitinkamai kitokie gačia momentai turi būti ir panašiai. Žinai, ir tos konsolės irgi čia dabar. Tai, pavyzdžiui, aš kaip visada iš tos vaikystės likęs savo galvoju kažkada. Nes aš konsolės nesu turbūt turėjęs po tų visų, va, kai ten zilitonų, tai būdavo pasiskolinu iš kažkokio kaip PlayStation, bet šiaip tai nesu turėjęs konsolės nuo tų laikų. Nes man būdavo prabanga vienas dalykas, tai visai ten 3-4 PlayStation, nežinau, antras netgi. Ir būdavo vis tiek kompas visada susiturbini kiek makso, o jau tas jau gautus tokio luxury. Tas papildomas dalykas, kur gal kaip ir dubliuojasi, plus ar žaidimai kainuoja, tam dar kas tokia antra, žinai, priškiolo. Šiaip papkės kišta. Lengviau pirataut, man atrodo, buvo apie sekinius gėjimus. Nu, dar tas momentas buvo, jo. Ir aš pamenu, kaip pas Daugį čia kažkada nuvarėm, žinai, ir ten buvo ar 4, kokį ten turėjo PlayStation, ir tipo gėjimai ten. Po ten, nežinau, belė kiek, ten po šiam Steam'e, ten po šiam eurų per kurie. Aš taip, žinai, ir ten jis pats pasiskūnė, žinai, sako, ten daug išeina, žinai. Ir pasižiūri, nu jo, net ir nepirataujant, aišku, gali ten, žinai, gal kažką taupyti, bet jeigu nori būtent to, nu, tai jau tai pakainuoja ten. 10 gėjimų susipirkti, tai dar vienas kompas, žinai. Ne, nu tai pradė rinktis, ką tikrai nori žaisti. Jo, šiaip aš tai puikiai suprantu, nes man irgi tas konsolės atrodydavo toksai, žinai, perteklius. Ypač kai mes PC-kus turėjom, tai, nu, ant jo žaidži ir viskas, o dar, žinai, žaisti ant konsolės. Nes, pavyzdžiui, PlayStation 2 mes turėjom pagrindę tik dėl Guitar Hero. Jis mus tempė ilgai, nes ten buvo. O, jo. Ten jau PlayStation buvo nudvėsęs, žinok, kai mes dar Guitar Hero plėkėm. Nu kaip nudvėsęs? Bandam laudint, nelaudint. Jo. Tai aš šiaip yra pas tėvukus kažkokiais vis dar veikia. Ką? O tai... Tavo video, kur mes grojom. Pamenu, kur blemba Giedrius atsitempė iš Amerikos antrą PlayStation. Tai ten visą laiką, kadangi buvo 110 voltų, tada kažkokį ten mega turėjai blokelį turėt, kuris ten svildavo. Na, kaip mes vargom su PlayStation. Blem. Bet va, pirmas paksiau tipo. Nu jo, ten buvo toks investment. Ir tai, man rodos, ta didesnė turėjai. Jo, aš jį pirkau tipo dėl vietų, bet kažkaip ten nesėkmingai, aš atsimenu, kad kažkaip jis ten baginas. Jo, tai ir sako, Kristis, ir dėl blokelio ir kažkas su to PlayStation negerai buvo, tai po to mes Slimą nusipirkom. Jau, tą mažesnį. Tu nusipirkai, man atrodo, ar aš ten Saurį pirkau? Ne, aš nusipirkau, Saurį mes gėjimus pirkom. Mes čia aiškiai nostalgiją nueinam, bet prisimenu tą Guitar Hero kaip jis būgnus, tai čia verta istorija dar atskiros kalbos. Man su būgnais vis tiek žoska buvo. Tu prasme, konceptas fainas ir su jais grot krūta, bet tu literally daužai daiktą ir tik laiko klausimas, kada jis lūž. Tai toks irgi... Tokį vaikišką, žinai, kai susijėda goriliukai ant vaikiškų būgnų, tai...
dar jie čia gerai laikė, bet pats principas, tai ten, žinai, realiai kopija tų elektroninių. Tai kad jinai netvirta, maišai, tik į varai. Reikia pataikyti ritmą, tai ten duodi. Tai taip, ypač kai dar nespėjai, tai ten mažiausiai galvoji, kaip tu trenki ar smarkiai ar ne. Tiesiog tvoji, kad tik spėtum ir viskas. Ne, o šiaip dėl konsolių, tai aš Switch'ą turiu dabar iš tų naujausių. Tai pas mus darbe dalino, tai tiesiog užsiangažavau, pagalvoju, reikia pabandyti. Dalino. Nu, tai po kalėdinis buvo pasirinkimas. Tai ką nors keičia. Nu jo, bet blogiausia dalis tai jo, tą momentą pamačiau, ant kiek geimai brangesni. Nes aš vis tiek pripratęs Steam'e perku, aš perku geimus, nepirotauju. Ir nekrystis, nemokamų žaidžiu. Tai, bet Steam'e, žinai, sulaukia akcijų tenai PM, šiam 8%, 9% pigiau ir nusiperkė už $5 geimą, negaila. Bet Switch'e tokių nėra nuolaidų, tai čia buvo porą geimų nusipirkau, žinai, po 30-50 eurų galvoju, fuck. Tipo, ne. Čia vienas aspektas, kitas dalykas dar ir laikas. Jo, aš nelabai žaidžiu. Bet man, žinok, selling pointas buvo Switch'o dėl to, kad į rankas gali paimti, kad nėra, žinai, prie teliko. Tai būdavo, žinai, šiaip kur nors išsidrebi ir pažaidė arba auto važiavau porą kartų, tai žiauriai fainai. Turi tiesiog konsolę normaliais geimais, kur gali sėdėti žaisti. Tai... O, kas ten yra? Google Stadia kažkokia, kur kaip... Jau nebėra Google Stadijos. Kaip ir... Kas liko iš tų tokių, kur tipo per atstumą ten? Tai Nvidia yra, Gedrenis dargi naudojasi. GeForce Now. GeForce Now, ne? Ir bando tą dar vis. Ir Microsoftas kažką tai pušina tokio, man atrodo, kur streaminimo irgi yra galimybės. Tai... Nežinau, ta prasme, jie tokie dabar biški antrą planą nuėjo, bet iš principo jau tikrai galima žaisti per atstumą, sakykime, net neturint tos mega konsolės ar dar kažko. Nes čia realiai tau ko reikia, teliko ir, kontrolerį vos. Tai dabar Samsungasgi savo telikus pardavinėja su, irgi galimybę per online žaisti. Ta prasme, per teliką, tai iš vis tau nieko nereikia, tiesiog streamini per teliką ir viskas. Tiesiog turėk pultą ir tiek. Bet vėl. Bet video ir nėra, bet fotkę mačiau čia. Fotkę tai aš atsimenu, kur mes negeimnom, bet video tai aš jau nebe. Bet, žinau, turi būti ir video kažkaip, nelabai, bet tikrai atsimenu. Okay. Ne, buvo savo laikai. Sakau, pas tėvukus pamačiau tas gitaras, galvoju, įdomu ir veikia, bet netraukiau, nežinau. Dar buvo cool, kad, žinai, vos ne, aišku, ten Giedrius ten pasiaukodavo, padainuodavo, nes vienintelis kažką ten pataiko. Bet vis tiek, visiems ten kažko būdavo įrankis, toks faina, kad teamwork, žinai. Jo. Vieną ten pradžią gitarą užkabina, bet šiaip kiti dalykai irgi, šiaip būgnai žiauriai, man patiko, kad jie ant tiek jie arčiausiai realybės ir ant tiek skirtingas vis tiek, yra kaip čia muzikos instrumentas. Tas pats pojautis visai kitas, ten gitara irgi faina, bet tas būgnas toks labiausiai man toks, žinai, įspūdingas, brangiausias, didžiausias, bet labiausiai vertas. Priedas. Atsiprašau, aš biškai, vėl čia profesijas minėjau. Norit pamatyti tą fotkę, kur sakiau, kad televizorių žiūrėjau instaliaciją, kur buvo? Davai. Tuoj, nežinau. Čia tas būtas. Kur meti? Į čatą. Čia į čatą mes, ne? Tai jau firminė, tai jau keliauja turbūt jau per mimsus mūsų Guitar Hero. Tai jo, nes siena, o dėžė pajudavus buvo, aš ir kažkas ten pajudavę buvo. Tai 3 telikai. Taip, tai pagal tai, kur pajudavus, tai yra vidurinė, žodžiu, tai vidurinė, tas telikas, kuris rodė. Čia gal apie purkštį, bet aš būdu. Nežinau, seniai, kodėl kitų nepikuškių. O gal sprogo, ar kas jam ten susvilo gal kada? Ne, nežinau, nuo radiacijos. Ne, tai pakeitė kokį ten teliką ar kineskopą ir toliau veikia, bet gal galėjo koks sudegtas. Bet čia jau tokie, dar žinai, man jau iškart mažiukas koks, atrodo, žinai, toks jau senovinis. Aš pamenu, kur
dar senai pas senelius buvo nespalvotas, tipo tas kineskopinis. Ir, bet jisai būdavo iš vis ten lempinis ir įsijungdavo, pašilti jam reikėdavo, žinai, tipo, palaukti, kol jisai įšyla ir tik paskui vaizdas atsirasda, tai ten iš viso. Juodai baltas ir 2 kanalai. Atsimenu, mes kaime su šileliu sėdėdavom ten to mažiukų nespalvotų. Tai irgi būdavo visą vasarą prasėdi, pražiūri, po to grįžti namo, taurą įsijungi ir toksai, oh my god, koks spalvotas, žinai, tos spalvos net ryškesnės jaudavos. Tai dabar jau nesuvokiama tas nespalvotus dalykus žiūrėti. Aš tą juodai baltą šilelį žiūrėjau visą vaikystę, nes pas mus mes nuo tokio pradėjome labai ilgai, iki kokį 95 metų. Gold Staro. O Gold Staras Šustras tais laikais jau buvo. Taip, nu tai jau čia buvo mega upgrade'as, nes... Tai čia LG dabar, man atrodo. Nu taip. Tai nes mano tėvukė tokia yra maždaug nuomonė, kad šūdo nepirksim ten kokio nors tauro, nes prasti. Reikia 10 metų laukti, kol sutaupysim Gold Star. Kas ir cool, bet vaikystėje tai būdavo, žinai, sunkus periodas, kur tu ten žiūri visus Terminatorius per, nežinau, 10 centimetrų tą šilelį. Jo, ten įstražainė tai minimaliai, bet tai vaizduotė veikdavo gerai. Tai visus videokaukus, viską prasidėjęs pralaukęs. Bet jo, čia pagalvojus, progresą sėdžiau čia dabar aplinkui 3 monitoriai, vienoje, 3 vietoje, ant vieno iš monitorių piešt galiu ir toks, tipo, jau įprasta yra, o tais laikais ten stogą nurautų net turėt atsimenu, iš viso laptopai kaip liudikas, kai pradėjo atsiradinėti, irgi buvo dar. Kalbomis iš Amerikos laptopus parsivežė, 20 metų buvo. Taip. Ir čia tas dar buvo vienetai, kas turėjo, vis tiek, žinai. 25 metai. Tipo, Dvarčiuose ten išmušė elektrą ir tengi buvo tas mūsų čiatas. Taip. Iš ten 20 žmonių likom ten 2 ar 3, žinai, kurio laptopus dar turėjo atsipą. Jo, ten... Pas visus kitus, žinai. Prapuolė visi ir tada arba upsa turi, arba laptopas. Tai, bet tai geras, aš galvoju, kaip mes tada, kaip veikia šitas intikas dar. Man irgi keista. Jis greičiau pakildavo negu kompas. Ta prasme, tinklas atsinaka greičiau. Jo, ir tu matai, kad taip pareikodė, žinai. Taip, susijungi, žinai, tai jau kalfinai, žinai, tikas grįžo. O tie, kuriem ten dar būtinas į Windows, jie, žinai, dar būtinas į Windows. Nežinau. Ja, šiaip įdomu, aš kaip pagalvoju, apie nostalgiją nueinam biškai, bet tie kompai ir tas kažkoks technologijų, buvimas priekyje, kiek daug mums gyvenime sudėliojo. Ir toks bendra veikla. Ir šiaip vis tiek, aš galvoju, tas davė tokią atskirtį. Aš pamenu, kai jau mes ten buvom prasivarę, po kažkiek laiko pradėjo visi pirktis tos, nežinau, jau surinktus standartinius ten kompus iš visokių fizų, fortakų ten. Ir ten eidavau ten Windowsus rašyti visokiem ten valiusam ir ten savo kaimyną visi per laiptinės kažką lytų. Ir visi ten buvo maždaug ten sėdi, o tu tą mumėjai iš tą viską. Bet aš žinok, tą momentą tai labai gerai pagavau, kai mes pradėjom domėtis, tai buvo labai geekinis dalykas ir po to, kai jis tapo mainstreamu, tai tą pajaučiau, kur staiga visi su kompais, visiems reikia kompų, visi tik tai ten šneka apie Windows instaliavimus, kad pagrindė visi ten ofiso reikia, žinai, ten labai dirbantis tipo. Bet aišku, prasidėjo iš, kad ten visi žaidimų žaidė. Bet buvo tas momentas, kur aš taip vaikštau ir, žinai, vos ne, since, tipo, nuo kada šitas dalykas yra cool. Buvo įdomu pamatyti. Aš cool prasidėjau nuo Windows XP, o aš atsisėdau prie 3.11, 3.86, tai vat skirtumas. Jo, tu ten iš vis pragyvenai tada. Kaip aš, kaip sakant, 3.11 dar mačiau, bet jau man 9.5 jau buvo mano Windowsai, tie, kur prasidėjo. Pas Giedriui 9.5 pamačiau. Pas mane buvo, kaip aš žinau, kad keista, kiek toks tipo
ko ir nenori iš principo, nes aš atsimenu, kai ten, žinai, mes juos ten pasileidom, tą jausmą tokį, žinai, tipo, Taip. 95 Windows, tipo, Ir ten gyvas. Grinai tų 97, bet šiaip tai nedaug ten, tas kompas tai buvo nuliovas ir šiaip nedaug atsiliko nuo, nežinau, nuo visų kitų technologijų, nes ten buvo very fresh dalykas. Man atrodo, biškai lėčiau gal viskas jau į priekį, dar tada, žinai, tai biškai gal lengviau išsilaikyti. Bet aišku, aš man su juo bezdėjau, žinai, žaidimai planėjo greit į priekį, kai ten, žinai, kai tik prasidėjo jau video kortos, o ne integruotis, ten kažkokios, žinai, žintis, tai ten viskas tada ir nuėjo, žinai, nes visi norėjo daryti kietą 3D, pas mane ten. Nu, bet žinai, tu jau sakai, jau ten virš 2000-ųjų, nes realiai tada gal 97 ar kokiais tu ten... 97. 7. 5 mes kompą nusipirkom, tai aš su tuo kompu sėdėjau, aš nežinau. Tai žodžiu, tai crazy, žinai, ta prasme pagalvoju, žinai, tai būtent, tai ir ilgai sėdėjai, bet tas, žinai, pasivyjimas toks vis tiek tada buvo pats jau stipriausios technologijos ir kompas vos net ten surinktas. Ir aš šiaip man daug asociacijų ir geri laikai, vadinas, buvo, žinai, pakankamai, mes tokie kažkaip kūrėmės, kad, nežinau, tėvai tas biznius darė, jeigu kompai atsirado, vis tiek neblogai laikėmės. Ir tas pats, tai man ir su kvapais, ir su to kompo šviežumu, to plastiku, žinai, tokia daug asociacijų, tiek geimai, ir tam, pavyzdžiui, visokie turgeliai, toks labai įdomus jausmas, tokia lygtis viskas nelegalu, bet, žinai, bet faina, vis tiek naujovės ganėtinai greit ateidavo. Tas žiema, ten varai, tą turgų ten iš bagažinio. Jo, aš tą turgelį atsimenu, man didžiausias įspūdis tai tas, kur toje Guonų gatvė, kur tenai... Ten vėliau jau, kur tas jau ten... Technikumas. Nu kaip, jis visai anksti prasidėjo? Ne, jo, bet man pirmiau aš kažkaip radau tą Antakalnio ir paskui mes sužinojom, kad ten vyksta kitur ir tada nuvarėm. Okay. Aš dar pamenu, būdavo bilietėliai, aš įėjimą kažkok tam centru ar Lidl. Bet žinok, va šitą vėliau padarė, anksčiau tai buvo nemokamai galėdavai patekti, tiesiog po to jie ten turbūt sugalvojo verslą iš to daryti, nes daug žioplių eidavo, tokių kaip mes, žinai, vaikai tiesiog pasižiūrėti. Jo, gal ten biškimo pamažinti žioplius, žinai, kad nebūtų ten, kas tai jau biznį daro, tas tai nu gerai, tai... Šiandien tau tokią dieną, bet kažkaip tai būna dažnai aš nurašau į karmą ir reikia tiesiog išmiegoti, pralaukti kitą dieną, nes tikrai toks jausmas, kad nesiseka ir tokia, nežinau, blogos nuotaikos diena, kur taip ir baigsis. Jo, bet žinok, taip ir yra, tiesiog noris eiti miegoti, nežinau, kiek aš čia prabūsiu su jumis ir tiesiog pabaigti dieną, nes jau toks pervargęs jautiesi nuo viso šlamšto. Aš irgi, žinok, šiandien nusivaręs, tai... Bet kažkaip, nežinau, dabar su mišniu pasvardu. O kaip kas geresnio gyveno? Va, einas gyvens šitoj, tai pasiėmėm laisvavimus pabandysim ten pavisėti kažkokias nes paškis nuvaryti, kažką. Ar partusint. Balušką kažkokią sutarėm pirmą kartą, kad 20 vaikus paskėvus mėgoj. Nu va, Sleepoveris. Jo, Sleepoveris personalius. Tai įdomu, kaip ten gasis. Bus matyt, bet, žinai, pabiškai. Jo, judame priekį. Nežinau, ten darbe biškai pokyčių irgi turiu, bet nežinau, gal praeitą kartą pasakojau. Nežinau, praeitą kartą nelabai gal šnekėjom apie darbą, žinau. Ne, tu sakai, mes dviese pašnekėjom, kad perėjai į kitą timą. Jo. Bet ko noriu pasidžiaugti, nusipirkau galimės Gandonų kalendorių, jau gavau pranešimą, kad... Gandonų kalendorių. Kad jau yra paštomatė, padarysiu pasiimti čia kažkur. Čia tas Šurajevo prikolas, tai, įdomus, jo. Ne, šiaip fainai, kad ir jam
kad parduos ir tokį biškį ažiotažą sukels durnių iškelimą į paviršių. Bet... Tu toks žinai, kur kaip pirštų parodyt, kad karalius nuogas. Tai visi žino, tai pašneka, bet toks jau official pareiškimas. Bet gerai, man tai galvoju, turi būti opozicija. Žinai, net ne opozicija, man tai tokiais atvejais tiesiog eilinis iki, kaip ir Žemelis, kaip personažas. Šiaip tiesiog aš nesuvokiu, prasme, yra teisė kiekvienam reikšti savo nuomonę ir visą kitą, kaip sakant, teisė į žūdį. Bet, nieko nepadarysi. Tiesiog čia, žinai, man tas susipina labai daug visokio šlamšto čia dėl Ukrainos karo, kas vyksta ten su Vengrijos nuolatiniais vetavimais, dabar ir Slovakijos ir čia dar visokiais šūdais. Ir tas, žinai, kur nieko nesidaro, tai galvoji, ant kiek yra oficialiai, žinai, šnekama ta adekvati pozicija ir jos realiai beveik niekas nesilaiko. Tai tiesiog tada galvoji, kiek čia, žinai, to adekvatumo ar kažko tai, nes irgi vas tokiais visais gandonais, kai matai, debilizmas yra, bet iš kitos pusės, yra jie, renka daug balsų ir... Čia yra turbūt ta tokia blogoji pusė teisinės valstybės ir, žinai, trūkumas, spraga teisinės visuomenės, kur visada bus ką tobulinti. Visada bus tų, kas naudojasi, tarkim, kažkokiais, žinai, netikslumais, įstatymų ir dar kažko tai. Ir ta, pradeda nuo nekaltumo prezumpcija, žinai, kas kaip ir yra logiška, bet tada yra daugelis tų žulikų, kurie to naudojasi ir toliau sėkmingai daro, ką jie nori. Tai tas pats su ta pačia Vengrija, irgi grįžtant, kad Europos Sąjungų turėtų būti, manau, griežčiau apibrėžta, žinai, pasakyti, kažkokie parazitavimo atvejai, kad ir labai puikus pavyzdys, tai šiuo momentu turėtų ne vėl ten kažkokius biurokratinius dalykus, o konkrečiai spręsti Vengrijos klausimą ir priimti kažkokius naujus, žinai, sutarimus, kur būtų, bet čia lengviau pasakyti, žinai, nes vėlgi kažkas bus nepatenkintas, kažkas užvetuos ir vėl tas, žinau, Jo, bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu sveikas požiūris tą supranta, tai kam yra žaidžiama. Galų galia, žinai, dėl to paprasto veto teisės atveju. Tai istorija parodžius daug kartų, kad veto kaip teisės geriau tokio dalyko iš vis neturėti, nes absoliučiai, gerai, negalime sakyti absoliučiai visos, bet LDK labai geras pavyzdys, Dviejų tautų respublika, turėjo Seimą su veto teisė ir žinom, kas po to įvyko. Tai tiesiog yra daug tokių struktūrinių atvejų, kur veto teisė visą laiką bus piknaudžiavima. Visą laiką. Tai jau dabar yra atrasta, kad Vengrija stabdo, ar ten, sakykime, Turkija, ten Švedijos stabdo ir kiti, whatever, kokie dalykai. Tai jeigu mes tą suprantam, mes jau matom tą 2 metus vykstant, tai darom tada pakeitimus, o nešnekam, kad kaip tai... Jo, tą ir siūlau, žinai, bet kadangi tie patys, kas vetuoja, įeina ir tą vėlgi pakeitimų priėmimą, tai vėl gaunasi uždaras startas. Bet kalbant, jeigu apie politiką, aš supratau, kad yra, žinai, ta tokia, akivaizdžioji visiems pateikta versija, kaip dabar vyksta kažkokia ten. Būtent. Parama Ukrainai ir tada Vengrija vetuoja ir pareiškia visi tą oficialų informaciją, kur, Vengrija nepritarė. O realiai, visi žino, kad ir visos šalis ir politikai supranta, kodėl jinai vetuoja ir čia, žinai, kad čia prisidengiama ir panašiai. Ir bando vėlgi ten per aplinkui visur išsiderėti, žinai, kaip ir ta pati Turkija, paėmė, nusprendė užvetuoti ir neleisti stoti NATO, nes jinai nori sau išsiderėti, žinai, kažkokias sąlygas su maža pretenzija, kažkokia abejotinos reikšmės, žinai. Tai, čia tiesiog taip vyksta, aš kaip suprantu, didžioji politika, kad viskas yra užslėpta ir nėra taip, žinai. Visi supranta, kaip yra, bet turi apeiti ir susitarti ten pažadant ir panašiai ir kažką įsipareigojant. Tiesiog oficiali pozicija visada jinai tokia absurdiška ir tarsi diplomatiška, o viduje vyksta kiti reikalai.
Nu tai va, aš tą ir noriu pasakyti, kad bėda tame ir yra, kad, žinai, net ir tos valstybės, kurios oficialiai sako, kad čia palaikom viskas gerai, bet, žinai, nesidaro dalykai, nu tai va, ta dalis ir yra, kuri mane užnesa, kur, nu, mes visų pirma nedalyvaujam tame, mes nežinom, kas iš tikrųjų vyksta ir šita dalis ir yra, ta, žinai, trypčiajimas ir kažkoks tai tampimasis. Bet, nu, ką padarysi? Tiesiog, kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kad apskritai politika domėtis beviltiškai ir neapsimoka. Aš tik gal kaip tik nustojau tiek piktintis, nes viskas nėra taip tiesmuka, kaip atrodo, tiesiog pareiškiama. Nu, ta prasme, ta oficiali versija būna tokia labai primityvi dažnai ir dėl to tada piktinės. Jeigu jinai būna kokia nors netokia aštri, kaip tarkim Vengrijos atveju, ten nežinau, čia paimkim tos pačius ten Izraelį ir ten Palestiną, ten kokie amerikiečiai ten remia savo sąjungininkus, o realiai ten irgi viskas po 5 sluoksniais paslėpta, ten jau senai nori įtakos ten turėti zoną ir duoda jam žalią šviesą. Tai irgi, žinai, ten viskas yra truputį kitaip negu oficialiai, ten taip labai gražiai stoja mūrų už savo sąjungą. Ne, tu turi savo interesus ir prikišęs krūvą pinigų ir neveltui. Tai ten yra viskas paslėpta ir ta vat, politika tikroji ir vyksta ten, o čia ta oficiali, paprastiem, žinai, būram ten versija, tai, žinai, daug kas net nekreipi dėmesio, o jeigu mes tokie, žinai, kur kreipiam ir piktinamės, tai aš manau, per mažai domiesi tą politiką ir gal net ir yra tai tokia versija, kad jeigu tau neįdomu, tau nesuinteresuotas ir tau pasipiktinai, ir toliau savo reikalus daryti. Matai, kad čia beviltiška, čia visi vagys ir panašiai. Realiai vyksta tie reikalai, tik jie, žinai, paslėpti. Mano nuomonė. Nu, jo, ta prasme, čia ir yra ta blogiausia dalis, kad gali po to pradėti gaminti sąmokslo teorijas ir visą kitą. Kas mes sėdė, tai žino daugiau niuansų ir kad atrodo gal iš perspektyvos viskas paprasčiau, bet aš kaip suprantu, tiesiog politika yra, kadangi visi taip tampriai susiję, žinai, daug yra ir organizacijų, kaip Europos Sąjunga, NATO, ten, nežinau, įtakos zonos, svertai, ir tada tu vieną pajudini, tada, žinai, juda ir kiti, tai reikia visada su visais ten derinti. Greitai gauna sudėtingai, jeigu taip, žinai, žiūrint iš to tokio visagalio pozicijos, aišku, atrodo, ateini, pasakai vieniem, pasakai kitiem, ten, žinai, ir kamintis ir viskas, žinai, bet taip turbūt nevyksta. Čia, žinai, toks vėliau, tas pats Ukrainos pavyzdys, ant kiek yra, žinai, toks fucked up dalykas, karas kažkokiai valstybei, kuri pasirodo ten didžiausia eksportuotoja grūdų, žinai, ir ten pizda viskas, vos ne badas prasideda ten Afrikos, tai, nu, to prasme, žiaurūs dalykai, kiek viskas surišta. Aš tai net nežinau, šitą dalyką mane, mus stebina, žinai. Nu, aš ir nežinau. Bet tada, tipo, žinai, išlenda vis kažkokie dalykai, tada tas karas Rusijos, žinai, atrodo, kad jis, ten jis toks iš pradžio vos ne ideologinis kažkoks, žinai, prieš nacius, bet tokie dalykai yra, fakt, ne, tiesiog nori resursus užbraukti, žinai, centralizaciją ir viskas. Aš tai manau, kad gal nenori jie tų resursų, jie tiesiog vagia, kai visada viską čia yra pašalinis rezultatas. Tiesiog proga vėl dar kažką papyzdint, bet mano nuomonė, žinai, pagrindinis vis tiek yra tas buvo toks NATO, kaip pasakyti, neprisileisti, nepaleistų dar ypač tokio gabalo, žinai, Ukraina, kuri buvo visos jų teritorija, žinai, tai įtakos zonos. Tiesiog, žinai, kaip ir pritariu aš tai minčiai, tik tai jinai išversta kitaip, kad čia, žinai, jau prispaudė rusus vargšus. Ne, jie tiesiog, žinai, nenori daugiau atiduoti ir taip pasako, perlenkta riba, čia jau mes dabar eisim, kol dar yra galimybė, žinai, atsakyti. Bando nepaleisti. Kartu atgrasimas toliau ten kažkokia mažesnėm atbirė pelelėm.
žinai, tik taip vėlgi gali išversti, kad čia, NATO, va čia, kaip čia, privertė gintis rusus. Žinai, čia toks, tame yra dalelis tiesos, bet, žinai, kaip išvertė, tai žinai, kai tu įsivaizduoji visą idealų pasaulį, kur, kaip ir visos kaip čia, suverenios valstybės turi teisę, žinai, savo kaip pasirinkimus ir kelią, tai, norėtųsi, kad tai būtų, bet įtakos zonos ir ilgas ryšys ir didelis kąsnis, žinai, tai labai žiauriai rusam kirstų ten, žinai, galų gale per jų ekonomiką. Žinai, blogiausia dalis man yra, kai vakaruose pradeda diskutuoti ir išeina tas argumentas, kad Rusija buvo išprovokuota NATO plėtros. Ir tada rimtai yra svarstoma, žinai, tas argumentas, tipo, paima Rusai, ta prasme, Rusijos vadovybė ir sako, dėl to, kad jūs plėtėtės, tai jūs norit mūsų užpulti ir mes dėl to atsakomai smūgį žengiam. Tai va, čia tas tokia logika reikia paimti. Bet tada įsivaizduok, iš vis argumentacija kaip veikia. Aš niekaip nesuprantu, kaip vakaruose iš vis politikai gali apie tai net šnekėti. Argumentacija yra, kad tau kitas žmogus sako, ką tu būtum daręs. Nes, mes esam NATO. Ta prasme, tie vakarų politikai, kurie jie yra NATO valstybėse. Ir jie literaliai priima kaip argumentą sakymą, kad tu būtum puolęs. Ne, aš gal geriau žinau, ką aš būčiau daręs. Ne, tu trečias asmuo žinai, ką aš būčiau daręs. Ir, toks argumentavimas, žinai, yra biški, ta prasme, svarstymas tokio argumentavimo yra weird. Tai nėra klausimo, tai, žinai, sakau, kaip išverstas, toks, žinai, atvirkščiai, žinai, čia viską gali taip išversti, žinai, visus dalykus į kitą pusę, bet tas yra weird, bet ką ir noriu pasakyti, kažkiek yra tame tiesos, kad, žinai, ne tai, kad tas puolimas, ne tai, kad čia NATO puola, bet galbūt toks, žinai, rusus spraudžia į kampą. Jie praranda įtaką, jie praranda tą kažkokią buferinę zoną ir visiems, kas yra draugiškai kabutėse prisijungia prie Tautų sąjungos vietų, kyla minčių, žinai, savo kurt pasaulį be ruso. Jiem tas nepatinka, jie nenori prarasti žemių, resursų, kad ir be kovos, bet čia toks, žinai, gali, kaip mes sakom, yra visokių karų ir informacinių, ir ideologinių, tai, žinai, imperijai sunku priimti, kad jau imperija žlugus ir jau dabar vyksta, žinai, vėlgi atsidalinimas. Bet tai argumento nepakeičia, kad NATO nepultų. Prasme, NATO nesiruošia pulti. Tiesiog valstybės pačios, matydamos tavo, ką tu pasakai, mąstymą, nenori būti nesaugios. Bent jau jos ant popieriaus saugumą, aišku, bet vis tiek nori turėti tokį, kad mes esam NATO nariai, bus 5 straipsnis, jeigu mūsų užpuls. Bet tai nekeičia argumento, kad visų pirma, mes esam NATO ir man aiškina, ką aš daryčiau. Aš sakau, ne, aš nepulčiau, nes NATO nėra puolimui skirta. Tu gali prisijungti, jeigu nori. Tai yra gynybinis alijansas. Ką tu sakai, viskas yra... Vėl grįžtų prie vakarų arba tokiam idealiam pasaulyje arba nepolitiniam yra taip ir suprantama, bet politiniam yra daug susijusių dalykų, kaip resursai, kažkas nori pigiau, kažkas nori geriau ir iš tų virvučių tampama. Tai nieks nenori tampyti ten, meškos, tai prasidės naratyvai, lekštučių, meškos su rusų ir panašiai, ir visi vis tiek suprato, kad tas rusas lochas, bet, žinai, jis turi resursų, jis tam papigiai viską galima išjuokauti ir visiems patogu. Spaudį durnint galim, tai viskas gerai, bet jei, žinai, jau supyksta, tai tada jau visi nori nuraminti, nenori visi, žinai, pribaigti ir pasidaryti savo. Žinai, kaip čia, didelės valstybės subirėjus, irgi mes gal šnekėjom, ateis po Putino ateis dar labiau kažkokia radikalios jėgos, kurios dar bus mažiau nuspėjamas. Su atominė, žinai, kaip sakyti, rankose, su vis tiek didžiuliais resursais, tai gali būti koks nors dar kraštutinis, dar tvirtesnis sutvarkyti
geriau valstybė, dar ją radikalizuot labiau, vėlgi bus revanšinės tos nuotaikos ir bus dar didesnė, žinai, kizda visam vakarų pasauliu. Tai visi irgi daug tų visokių versijų, manau, masto ir žinai, tai ir atsiranda ta, gal nebuvom blogai, gal nepykdykim Rusijos. Ir tie tokie, žinai, tokie, kaip čia, teisingi ir sąžiningos tos versijos, kad jo, taip yra, kad ten noriu atsiskirti dar, bet tai yra būna, žinai, mažesnė blogybė, paukoti ant tas dar nepriimti, dėl ko, pavyzdžiui, NATO, tam, ta pati Europos Sąjunga, tos tokios ten reglamentai, ten įsipareigojimai ir ten, nežinau, normatyvai atsiranda. Nu, tam, kad vilkint, kad turėt pretenziją ne iš karto, žinai, ten prisijungt, visi norėtų, čia kaip į Ameriką, visi norėtų subėgti, žinai, iš kitų. Bet viską riboja, nes, nu, tada kolapsintų kita pusė. Taip atrodo, kad gėris atsiranda, jeigu, žinai, turi laisvą pasirinkimą, bet, nu, tam dideliam paveikslai ne visada tai būna. Jeigu kažkas, žinai, griūna, tai va, didelė šalis turi įtaką, turi labai didelę. Tai Europai. Čia dabar irgi gali sakyti, žiauriai susilpnėjo, tarkim, jau ir tada buvo gan silpnas, bet visada būdavo, žinai, 2 mega valstybės, Rusija ir, nu, Sovietai ir Amerika. Dabar jau labai akivaizdžiai pasirodė per Ukrainą, žinai, kad Ukrainos šitą karą, kad Rusija jau šiknoja sėdi, tai ir jau dabar visiems akivaizdu, manau, kad, žinai, yra Kinija ir Amerika, 2 mega valstybės. Ir dar, sakyčiau, dar baisiau, nes, nu, Kinija toks jis tai žymiai šaltesnis, protingesnis ir pragmatiškesnis priešininkas. Nors čia, žinai, nu, Kristi vėl, taip tą patį apie rusus galvojam, žinai, bet, nu, jie irgi lenda, kaip pas kiniečius reikia, ten pas juos, žinai. Jie nėra, jie ten robotai, ten irgi kažkas keistina, kažkokia ten hierarchija, ten dar kažkas. Bet taip. Bet aš kalbu apie tas, žinai, tokius technologiškai. Pizda skirtumas. Rusai iš AliExpreso viską ten šlepinasi. Negaliu ten, kiek pažiūriu kažkokį ten apžiūrą ten ar kažkokių ten, nežinau, aš ten kinietiškų hi-fi, ten, nežinau, ausinių kolonėlių, dar kažkokio playerių, ten vis vien rusiški obzorai. Jų visas rinka yra Rusija, tai... Nu, bet ką noriu pasakyti, žinai, visi fabrikai, visi technologiškai, jau ant kiek stovi kinų, mes čia juokdavomės iš mašinų, iš visokių, atrodydavo kokybė tragiška, tų visų ten, nežinau, kinietiškų. Tragiška būdavo kiniečių, tarkim, kopijos, ten, nežinau, buitinės technikos. Viskas, dabar yra minimalus skirtumas nuo tokių japonų ten. Ir realiai daug kas labai, aš nekalbu, žinai, kad šiaip fabrikai stovi, bet šiaip visas tas nuvokta, viskas nukopinta, jie jau turi, tai, nu, ta prasme jau yra irgi, žinai, yra didelis svertas vien tik tie fabrikai, tie bitys. Daug niuansų, nežinau, tiesiog kitoks. Na, aš suprantu, ta prasme, tu daug ir kartoji tą, kad it's complex, ta prasme, šitas suprantama yra ir akivaizdu. Bet tuo pačiu aš matau, vat, kuo toliau to tokia problema, kad vat, prisidengiama šituo dalyku, kad yra sudėtinga problema, tai vat sudėtinga, nu ir viskas. Ir sėdim toliau, visi laukiam, žiūrim į tekančią upę. Tai tada arba tu prisiemi kažkokius sprendimus, patogius, nepatogius ir tada pradedi sutaręs bent jau, ką mes darom, principu. Bet sakau, čia vėl mes grįžtim tą pačią diskusiją, kur mes nežinom, kas dabar vyksta, mes nežinom, kas yra sprendžiama aukščiausių lygmenių, tai mes tiesiog galim šį pasvaigti. Bet tiesiog iš to, kas matos, tai liūdesėlis biškai ir tiek. Kaip žinai, bet tas, kur buvo Lenkų ir ukrainiečių konfliktas dėl... Oi, ten Lenkai neįsileido kažkokio grūdų, man rodos, importo. Dabar blokuojami keliai tenai pagalbos. Nes irgi, žinai, jiem ten matyti irgi gauna biškį ekonomiką jų gamintojų ar dar kažką neįsivaizduoju.
vyksta, nelabai domėjaus, bet aš tiesiog tą išstojimą mačiau, kur, nu, realiai Zelenskis taip gan grubiai, politiškai, nu, tiesiai šviesiai pasakė. Tas yra faina, čia, kaip žinai, turėtų tokį tiesmukumą, bet mano nuomonė irgi čia rodo gal nepajautimą, įsijautimą, kad tu čia labai esi, žinai, dabar žvaigždė ir pakilime kaip politikas ir jau svarbus esi. Nu, nepamatavimą, žinai, mano nuomonė, nes vis dėlto, nu, Lenkai labai stipri parama ir šitoje vietoje gal grūdai arba ten kažkokie vidiniai konfliktai nebuvo verti griauti tos, žinai, kaip čia, oficialios tokios dviejų didelių šalių sąjungos tvirtos ir biškį tą tokią gadina, žinai, aureolė, kaip čia viskas okei ir mes čia kartu kaip kumštis. Dėl tokio šūdo nesusitarimo, žinai, ganėtinai tada iškart atsiranda abejonių, išorė išeina, žinai, tokia žinutė, kad čia ne viskas gerai, o rusams viskas gerai. Tai aš galvoju, čia toks gal nurašyčiau Zelenskio vis tiek dar tokį kaip politiko nebrandumą tai vietoje, nes tu galvoji, kad tu čia jau, žinai, pasakai tvirtai ir čia moralinis kompasas geras, tu turi tvirtą moralę, jau tu tikinai, bet šitoj vietoje jau reikia laviruoti. Manau, kad tokius dalykus reikia spręsti, žinai, iš kur uždarai, tarpusavy su Lenkais, o ne viešai apdergti tą savo, nu, žinai, tas apdergimas. Nu, tu pasakai teisybę, bet, nu, šitoj vietoje gal reikėjo patylėti. Tai vat, nu, žinai, nu, blemba, kaip pagalvoji, jo ten šalis užpulta, žinai, tas karas, kainuoja belen kokias babkės, jie ten, žinai, realiai jo, galima sakyti, iš pašalpos gyvena, ir čia tu visai vienas iš tų būdų, kurie gali kažkokius pinigus gauti savo, kad ten, žinai, valstybę palaikyti ir tada ten. Jo, bet tai ne, negaliu, žinai, nu, tai ten aš tikiu, kad, kaip tu ir sakai, nu, čia nebrandumas turbūt toks pasirodė, kad neįvertina situacijos tinkamai. Ir tu teisus, čia gali būti ir pervargimas, gali būti tas, sakau, galbūt, žinai, kaip būna, tu tiškai blyksteli ne vietai, bet, nu, vat, yra ten dalykai, kur reikia atskirti vertę arba svorį tam tikrų niuansų ir reikia suprasti, kad irgi, žinai, daugam yra tokia savanoriška našta parama Ukrainai ir tu negali labai taip aštriai kritikuoti, kas tau tiesiog duoda tą pašalpą, vadinkim. Kad su tavim, žinai, atsistoja šalia ir tu sakyt, bet tu čia, žinai, dar mažai man duodi. Toks biškį, nors ir kaip ir taip, iš kitos pusės gali, žinai, sakyti, kad čia mūsų ir taip puola, mes čia ginam visą Europą. Čia su šituo irgi tai yra tai teisingai, bet aš galvoju, reikia ukrainiečiam neperspausti tą, žinai, retoriką, kur, mes čia ginam jūs, žinai, būkite dėkingi. Nes čia atsiranda tas toks, žinai, nu jo, ginat, bet paskui nueidamas sakai, nu pleka, žinai, toks lieka ataskonis. Tai yra teisingai, bet tu negali per daug to irgi, žinai, nežinau, kaip pasakyti, žinai, per daug tuo piknaudžiauti, žinai. Taip, tai yra tiesa ir visi tą suvokia, bet negali spausti ir prievartauti tą pačią paramą, žinai. Tai reikia laviruoti šitoje vietoje, manau. Nu, ką? Žinai, man keistai skamba, ta prasme, tai, kad tu pasakei, įsivaizduok, tavo namas dega, tu išbėgi ir sakai, padėkit visi, matai, žmonės biškai ignoruoja, tada supykės keikės, nu, greičiau, kas nors, eikit, nu, ir ten prasikeikė dar kažką, tai, nu, ir tada visi stovi prie tavo degančio namo ir pradeda diskutuoti. Lemba, jis negražiai žodžius parinko, prašydamas pagalbos, gal geriau jam nepadėkime. Ir, nu, tada, žinai, reakcija gaunasi. Nu, bet, Kristi, čia tas momentas. Ir aš suprantu, apie ką tu šneki, tu vėl šneki apie sudėtingą politiką. Bet aš link to ir linkstu, kad tas sudėtingumus slapstytis užpisa, nes, nu, vat, kame yra bėda visos politikos ir visi, kaip jinai yra pateikiama. Tai, vat, tas, vat, sudėtingumas, ant kiek kas kaip turi ir laviruoti, rinkti žodžius, kai yra aiškus faktas. Tiesiog žiūrėti faktus reikėtų ir viskas. Ir tada sutart, ar mums tai yra svarbu ar nesvarbu. Ir baigime tampytis. Ir viskas.
Arba tas paprasčiausias dalykas, kur tipo, nu, va, sviedinių negali padaryti. Tada tokia Rusija su savo BVP, tiksliau ne BVP, bet pramoninių pajėgumų pastaiga tampa stipresnė ir pajėgesnė negu visas vakarų pasaulis. Nu, sure, ok. Sunku patikėti, aišku, bet žinai, tokie atvejai, nu, biškai keisti yra. Aišku, tada vėl viskas nupaišoma, kad Ukrainai labai didelė yra korupcija, ten prapuola viskas ir taip toliau, nu, tai tada siūs kartu savo žmonės, kad tos sužiūrėtų procesus ir kitą. Nes tai yra valstybė, kuri natūraliai tiesiog sako, mums reikalinga pagalba, bet vat visi žiūri. Aišku, aš vėl eilinį sykį suprantu, kad tada išprovokuos ten trečią pasaulinę dar bylę kažkokį. Bet čia kūriamas precedentas toksai, kad, nu, tipo, iš principo, kas dabar yra mokomasi ir, pavyzdžiui, aš ko išmokstu, tai jeigu Ukrainai nepadės ir tiesiog, nu, taip ir viskas kažkaip nueis tylomis ir, nu, vyko, nevyko, tai aš iš karto metu darbą ir grįžtu į Lietuvą, bėgu į Ignaliną ir sakau, davai kūrėm atominę bombą, nes tik su atominiam bombom realiai iš principo tu esi saugus. Tai dabar visi pradės niukintis, tada duosim Latviam atominę bombą ir Estam, kad būtų smagiau. Ir viskas. Nu, ta prasme, esmė bus turėti atominės bombas, visas pasaulis apsiatomins iki apsišikimo, va tada dar lengviau niukai skraidžias. Nes dabar tiesiog kūrimas precedentas toksai. Ir, nu, tai yra liūdniausia. Nu, šitą, kad nieko naujo nepasakėjai, nes Iranas seniai tai rezga. Taip, bet dabar rezga link to, kad visi tą darysime. Nes iš kitos pusės doesn't make sense. Visi negalės, nes pajėgumų tiek neturės. Nu, taip, ne, tai taip. Aš perspaudžiu. Kristė, aš nesu durnas, aš tiesiog perspaudžiu sakydamas. Tiesiog iš tos pusės, nežinau, dar neįtikinai. Jesus Christ. Ką? Ne, aš suprantu, kad juokauji, bet aš tiesiog va tą ir noriu pasakyti, kad, nu, mes šiaip tiesiog šnekam, aš suprantu, bet tiesiog ir neprieisim kažkokio, žinai, konsensuso, bet kuriuo atveju. Bet va šitas momentas man va toj vakarų politikai rūšnisa, kur toks stumdymasis lyg ir yra, lyg ir nėra, čia tas. Geriausias momentas dabar matęs, kai šito Landsbergio Gabrieliaus kalbą irgi mačiau dėl Kinijos. Tai irgi buvo aršus pasisakytojas dėl Taivano. Ir čia, kai Bidenas su Xi Jinpingu pašnekėjo San Franciske visai neseniai, staiga pasikeitė Landsbergis ir sako, reikia atkurinėti santykius su Kinija. Matos toks irgi nuleista nuo Amerikos buvo tipo tarptautinė politika, nu vat visa tom ir grįsta yra. Ir sėdim visi tokie apsišykę, žinai, kad tipo, ai jo, va čia Amerika mums nepadės, tai mums bus blogai. Nu tai apie ką šnekėti? Ta prasme, tiesiog nėra jokios nieko politikų. Eilinį sykį tiesiog patvirtina visą tą šūdą. Ir trūksta to tokio, aišku, griežto šnekėjimo. Galų gale 2 metus laukė prieš tai, kai karas prasidėjo šnekėjo, o padarysim savo rytų Europos koaliciją. Dabar matom, kad rusai nusilpė, nu tai gerai, einam ir pizdam rusus. Nu mes 2 atominės, vieną ant Varšuvos, kitą ant Vilniaus. Nu oh well, bet tai bent jau rusus patvarkysim. Bet čia vėl ta baimė, žinai, iš visko. O kam ta nauda rusus patvarkyti? O kam nauda yra rusus patvarkyti? Ne, tai nėra. Aš čia tiesiog vėl perspaudžiu. Geriausia dalis būtų tiesiog paimti ir padaryti atskirą bloką gynybinį, kuris veiktų tai Baltijos šalių ir ten Lenkijos, Ukrainos ar dar kažkokį tai šūdą. Bet tiesiog vat kur tokius dalykus. Aš manau, dėl to ir neinama į to stengiamas, žinai, vėl tam jau pradėsiu kalbėti kaip tikras ekrano, deeskaluoti, žinai, tą pačią situaciją, nes visi supranta, kad po Rusijos, tarkim, žlugimo atsiranda didžiulė šūdų krūva, kur reikės kažkam prisimti tą naštą. Ir ta prasme, jeigu tu paliksi tenai tiesiog trūny, tai vėl iškils dar didesnis monstras, nes ta prasme atsiranda grinai tokia, kaip čia, humanitarinė tiesiog katastrofa su daugybė milijonų žmonių, kurie lieka, žinai, nežinau, likimo valiai, tai kažkas vis tiek kyla į viršų, ima tą valdžią ir niekur nedingsta. Prasme, tu gali nuversti ten, tu gali sumuštą, nukels kažkiek metų tą problemą, bet šiaip iš principo neišspręs. Kol ten viskas iš pagrindų nepasikeis kažkokią santvarką. O ta santvarka, jeigu tu, žinai, visą laiką šiknoj sėdi, tai kažkur tam pasikeis. Jeigu eina už kelius šimtus karą žmonės, tam iš kažkaip, tai, nu, ta prasme, ten mentalitetas toks žoskas. Tai aš manau, tą daug kas supranta, žinai, kad
tas trumpalaikis sprendimas, kuris pareikalaus daugybę resursų ir galbūt netgi riziką išprovokuoti atominį karą, yra labai didžiulė praradimų prasme. Tai yra didžiulis žingsnis atgal, tai nieks nenori, iki to daeiti ir aš manau, čia būtų labai blogai. Taip lengva pasakyti, čia tą patį, tie visi propagandistai rusai šnekėjo, čia numetam porą atominių, išsigas ir pasibaigs, bet protingesnis supranta, kad čia, kaip niekas nesibaigia ir taip. Tai vietoje, jau peržengi tą ribą į tokių adekvatumų. Neis. Gidrenį pakursi vėl kolą? Tai jeigu tęsim, tai pakursiu. Davai. Kai visą laik skambučiai baigės ir reikia reklamomis užimt. Palaka, čia galim parodyti mūsų mėlėsim žiūrovams. Gal nieko, bet nekirpsiu, nes tingiu po to montuoti. Laukiam, kol Giedrius ką nors parašys. Jau galim. Yra. Super. Laukiam, kol įleis. Nėra ištikimpas, tai reikia visus akceptų. Loha. Ne, Kristė, aš suprantu šitą momentą ir aš nemastau tai. Ta prasme, man reikia labai savo poziciją išsakyti, žiūriu, kad nešnekėtumėm galvojant, kad aš toks karo norintis ir atominio susnaikinimo. Tu iš vis buvai pacifistas. Buvau, dėja. Bet, esminė dalis aš bent jau mastau, čia mes esam dabar politikos ekspertai. Jeigu ką Kissingeris mirė, tai aš dabar geriau už Kissingerį jau būsiu. Tai esminė dalis, bent jau man taip atrodo, tai reikia padėti Ukrainai tapti sėkmingą valstybę. Ir tai bus tiesiog raktas į pačios Rusijos tolimesnį byrėjimą. Nes, Rusija vis tiek turi subyrėti, jeigu jinai nori nusiraminti. Nes, tu gerai pastebėjai, yra tas problema žmonių mentalas. Čia, gali išspirti vieną Putiną, ateis kitas Putinas, gali net Navalną išrinkti, bet, tas pats Navalnas irgi labai gerai pasisakė dėl imperinių Rusijos ten užmačių ir šiaip ko jie tie rusai nori. Tai rusai visą laiką matė save kaip pasaulinio lygio žaidėją, kuris turi įtaką visam pasauliui, tipo Amerika numeris 2. Tai jeigu Amerika dar bent kažkokį orderį bando išlaikyti, tai Rusijos orderis yra tiesiog netrukdykit mums plėšti aplinkinių valstybių. Ir čia yra didžiausia bėda, bent jau aš manau. Aišku, čia kas nors dabar klausytų amerikiečių priešas, tai sakytų, amerikiečiai tą patį daro irgi plėšia, bet man yra vienas nenuginčiamas faktas. Dabar ant amerikiečių įtakos zonos mes gyvenam daug geriau negu gyvenam ant Rusijos zonos. Taškas. Ir kiek nori ginčykis, kiek nori sakyk, kad gaidys, kad iš mūsų vagia, kad 1% ten super turtingų mūsų duhina, bet, yra kur gyventi. Bet aš ką noriu pasakyti, reikėtų dėl to tą Ukrainos rėmimą, man taip tas užnisa, kad neapsisprendžia. Tiesiog bus brangu, bus sunku ir daug kainuos ir tų pačių bus daug razbainikų iš Ukrainos, nenustepsiu, jeigu ten, bus kokie Ukrainos ten gaujų karai Vilniaus gatvėse ir ten Berlyno, nesvarbu kur. Bet esminė dalis, Ukrainą reikia pastatyti kaip tokią sėkmingą vakarų Europos valstybę, kuri pasirinko eiti vakarų keliu. Ir jeigu vakarų tie hebrantai to nesuvokia, tai jie debilai yra. Nes tai tiesiog bus puikus Trojos arklys į visą rusų sąmonę. Jie tiesiog matys tie patys slavai, ukrainiečius jie mato kaip brolišką tautą, kad tie patys slavai žymiai geriau gyvena negu jie visam savo šikinę, tada pradės jom klausimai kilti, vien tik iš pavydo. Aiškiai, bandys dar kartą apvogti, dar kartą nusiaukti, bet tada bent jau bus galima gintis. Bet, tiesiog, aš suprantu, kad kitaip neįmanoma. Tai žiūrėk, tai tu ką pasakėjai ir tai tą patį supranta, dėl to ir kariauja. Tai ukrainiečiai yra šitas karas. Taip, ukrainiečiai kariauja, bet, būtų galima. Ne, rusai. Aš kalbu dėl to, kad nepaleidžia. Oi, tai faktas, būtent. Tai Putinas nepaleidžia, tiksliau KGB visą šutvę. Tai kitais žodžiais ir yra tas naratyvas išverstas, kad NATO plėtra privertė juos gintis. Tai
Geresnio gyvenimo matymas už tvoros priverčia nusiaupti savo aplinką, kad nepakiltų minčių, kad čia viskas gali būti geriau. Taip, bet mes jų nepuolam fiziškai, mes juos puolame Tai aišku, ne. morališkai, pavyzdykiškai, nežinau kaip pavadinti kitaip. Pavyzdžiui, galima gyventi. O, labas Arai. Nežinau, ar girdimus. Tai va, Įdomu, bet slepiasi, ko slepiasi. Jo, nu bet sakau, taip, bet žinai, tu taip apsukai, bet va tas mano buvo apsukimas nereikalingas, nes esminė dalis yra čia, kai vakaruose tam yra diskutuojama. Rusai tai turi visą teisę taip sakyti ir jie teisūs. Vakarai All is good, bet vakaruose jie neturi teisės apie tai diskutuoti. Rusai neturi jokios teisės. Tai vienintelė amerikiečiai kažkiek, žinai, tą supranta ir bando palaikyti ir pušina dėl to, nu, bet pas irgi yra dvi politinės jėgos, kur, žinai, viskas sviruoja, tai dabar vėlgi sviruoja į blogąją pusę šiek tiek dėl paramos, o Europa tai irgi yra pietų Europa, kuri, žinai, viskas zen ir mes, kur čia ir mums skauda. Ta kita pusė, žinai, jiem vienodai, nes jie nieko net nelabai domis. Ant kiek yra tas, ir dėl to paskui atsiranda diskusijos, kodėl aš dabar turiu, tarkim, mokesčius didesnius mokėti, būdamas ten koks ispanas ar ten portugalas, italas, jeigu man čia, žinai, nieko iš to geriau nėra, tai nežiūri, nes, žinau, o vėlgi ten populistų pilna, tai dabar ten irgi atėjo. Tai va taip ir vėl viskas susipina. Būtų faina, kad tai paprasčiau, kad visi suprastų ten didelį paveikslą, bet visi žiūri trumpalaikį ir savęs. Tada viskas ir subyra. Dėja. Dėl to ir sakiau, čia demokratijai, kad veiktų, tie, kas balsuoja, turėtų laikyti demokratijos egzaminą ar kažką tai tokio. Nes kitu atveju, žinai, balsuoja belekas, belekiek. Atkristų dalis idiotų, bet aišku būtų daug proaktyvių idiotų, kurie irgi pridirba labai daug, bet well. Aš tą vat, kaip čia, ir dėl tos politikos ir nusiraminau, nes anksčiau irgi būdavo labai pikta ir visa prasidėjo nesąmonė Ukrainai ir tada, žinai, galvoju, kodėl taip, žinai, visi tokie supuvę ir nesupranta ir nedaro teisybės, bet tada tu permas, tai kad kažkas biškai per kelis sluoksnius ir supranti, kodėl viskas stringa, tai žinai, galvoju, okei. Žodžiu, tu savo užsidėjai atsakymą, kad ne viskas paprasta, yra daugelįp ir daugias sluoksnių ir dėl to nieko nevyks. Ne, tas realybė reikia galbūt, žinant tai, gali tada tiksliau ar nuspėti, ar matyti, arba planuotis kažkaip, kaip toliau vyksta. Žinai, nieks greit nevyks, viskas užsivilkins ir visada bus kaip vienoj pusėje silpnų vietų, kaip tarkim dabar Ukraina, sąlyginai Rusijos silpnoji vieta. Ta prasme, kad gali pralaužti ledus, tai ten ta pati Europos Sąjunga turi Vengrija, Turkija, kur visą laiką, tarkim, NATO yra Turkija, kur yra tokius skanius. Žinai, kur visą laiką yra kitos pusės tokia, nežinau, šalininkė ir palaikytoja. O gali išmest iš Europos Sąjungos, nėra tokio mechanizmo, ne? Kažkaip. Gal ir galima. Bet ne, ten kažkaip kitaip, ten dotacijas kažkokias stabdo, tai man atrodo. Yra kažkoks, jeigu ten nesilaikai taisyklių ar kažko, tai finansavimas. Ne, bet pradžiai gaunim, man atrodo, baudas, kaip Lenkai gavo, paskui gauni stabdomus subsidijų, o turbūt niekas nenori, Brexitino. Bet Brexitino patys, jo, čia tas skirtumas. Matyt, labai irgi sudėtinga arba jau labai kraštutinis toks, kad, nežinau, šiaip tai vengrai mane nedavina. Tai visiškai tokie, kur, grinai kenkia
kenkia visam dalykui ir vis tiek gauna tos, kaip čia, privalumus būti Europos Sąjungos. Tai kam? Kodėl? Tai geriau, žinai, nusipjauti apendicitą ir, nežinau. Arba bent jau, žinai, kartais užtenka pagrasinti. Tai biški tada apsiraminti, nes šitoje vietoje jau grinai yra ėjimas prieš kryptį vakarų ir toks, nežinau. Akivaizdus piktybinis, tiesiog matos veikimas. Žinau, keista, kad neturi svertų. Gidrenis jau googlina kada. Žinau, aš kažkaip galvoju, kur yra silpnos tokios labai ekonomiškai priklausomos valstybės, beje, kaip ir mes, sakykim, tai lengva pakreipti vieną ar kitą pusę, nes tu tada esi perbėgėlis, nes priklausomas nuo didesnių įtakų. Tai, žinai, čia vėlgi grįžtant prie tos parsidavę Amerikosam tematikos, tai irgi yra iš dalies tiesa, mes patys, tai tas pavyzdys su Taivanu geras pavyzdys, mes patys nieko nesprendžiam. Ir čia net klausimas, žinai, kartais gal išsišoka savo kažkokią nuomonę pasakė politikieriai, žinai, bet realiai greitai yra perduodamas briefingas bendros politikos ir kaip reikia maždaug laikytis, kuria linkme mes einam, vis tiek žiūrim į didžiasias jėgas. Čia. Jo, geriau gyvenam, bet ar mes jau tokie esam nepriklausomi, tai irgi čia klausimas. Tu vis tiek šliejas prie vienos ar kitos pusės ir krypties. Žiūri, kaip tau geriau, tu šliejas prie vienos. Būtų geriau kita pusė, tai irgi galbūt. Aš irgi laukiu, kada šliesimės prie Rusijos, mes norėsim būti dalim. Kai ten Rusija bus tvarkinga, graži valstybė, atstatyta Kinijos. Ir mes būsim tokie slėsim ir pliama, kaip būtų fainai, jeigu Rusija mus priimtų į savo glėbį. Ne, važiuosim kinam, apelsinus kinų. Jo, teisingai, važiuosim į Kiniją. Mokysimės kinų kalbos. Į Sibirą važiuosim. Ačiū, Šiltnamiuose. Apelsinų auginti, jo, Sibirė. Lašišų. Lašišų, rankioti. Kaip ten? Skutas vilkės, tavai, gerėja, vai. Lietuvių liaudės dainos. Gerai, chebrytė, aš gal žinokit varysiu jau. Jaučiuosi toks vis tiek nudeunintas, dar su Kryšiu pašnekėjau, dar liūdniau pasidarė. Taip, Išsunktas dar labiau. Tiesiog realybės negaliu atlaikyti, reikia eiti miegoti, turbūt. Rytoj bus jums lietuvišką gabaliuką.